Sveiki! Šiandien Altus IT akademijoje kalbame apie prancūzų gamintojo Soraya perimetro sprendimus. Tai Olegai, papasakokite apie Soraya sprendimus. Jų dėka jūs galit sumažinti savo kaip instaliavimo kaštų, kaip eksploatacijos kaštus ir turėti minimaliai klaidingų suveikimų skaičių, kas irgi įtakoja jūsų finansinius reikalus ir saugumą, nes finansinius reikalus, kadangi į kiekvieną suveikimą turi atvažiuoti apsaugos kampanija ir sureaguoti, ir jeigu jų daug, tai kiekvienas atvažiavimas kainuoja. Gamintojas yra europinis ir nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Tai kokios būtų tipinės situacijos, kur diegiama Soraya? Panaudojimas yra labai platus, tai pradedant nuo privačių namų, kurie turi tiesiog tvorą ir baigiant, kaip minėjau, kritinę infrastruktūrą, kur reikia ypatingų sprendimų, kad apsaugoti turtą. Gal galite, Olegai, papasakoti plačiau apie saulės elektrinės, kaip yra įdiegiama, kokios technologijos naudojamos? Jų yra pakankamai nemažai visoje Europoje. Labiausiai paplitusi tai yra technologija, kur montuojamas kabelis ant tvoros. Jų dėka mes turim ant kiekvienos tvoros segmento akselerometrą. Tai yra naujasnė technologija negu kitų gamintojų, kur naudoja arba mikrofoninį kabelį, arba dar kokią nors technologiją. Ir kiekvienas akselerometras kelia savo aliarmą, mes žinom tiksliai, kur buvo suveikimas. Akselerometras nesuveikinėja tada, kada eina lietus arba stiprus vėjas pučia. Instaliuojasi labai paprastai. Tiesiog kabelis išsisuka iš nuo buchtos, pritvirtinamas daviklis pradžiai ant kiekvienų segmentų ir tada jau daromas grožis, vyniojamas kabelio likutis. O prisijungimas prie kitų sistemų apsaugos, tai gali būti kaip tiesiog elementarus relinis, kaip ir naudojant programinę įrangą API. Yra labai universalus dalykas ir galima prisitaikyti kaip prie egzistuojančios sistemos. Ofise turim demonstracinį sprendimą. Sprendimas yra kabelis ant tvoros. Sistema susideda iš pagrindinių valdiklių, matot, juoda dėžutė ant tvoros. Eina kabeliukas pririštas ir ant kiekvienos tvoros sekcijos mes matom davikliai. Davikliai yra akselerometrai, jie reaguoja pagreitėjimą, nereaguoja sistema į tokius oro sąlygos kaip stiprus vėjas, snygis ir taip toliau. Mūsų valdiklis gali sukelti garsą, kada suveikinėja, ir jeigu mes imituojam vėją, kaip girdit, nėra aliarmo, bet, sakysim, jeigu mes padarom suveikimą ir duodam pagreitį ir girdim aliarmą, padaryta dabar sistema sukonfigūruota taip, kad aliarmas kiltų ne iš karto, o aliarmas kiltų tik tai tada, kada per tam tikrą laiką būna du stuksenimai. Tai leidžia atfiltruoti falš aliarmus, tokius kaip, jeigu, sakysim, pas mus yra didelis vėjas ir vėjas pakelia kokią nors šiukšlę, pavyzdžiui, maišą celofaninį ir dideliu greičiu trenkia į tvorą, tokiu būdu sistema nepakels mums klaidingo aliarmo. Viena iš sistemos dalių yra vaizdo stebėjimo sistema. Bandymam mes pajungiam valdomą vaizdo kamerą, kurią matot stovi ant mūsų bokštelio. Suveikus tam tikram kabelio segmentui, šitą kamerą atsistoja tam tikrą zoną. Tokiu būdu mes užtikrinam perimetro apsaugą, tai pagelbėja apsaugos darbuotojams greičiau ir efektyviau reaguoti į tam tikrus aliarmus. Valdiklio
programavimui mes galim panaudoti web serveriuką, kuris randasi pačio valdiklio sistemoje ir galim padaryti visus nustatymus. Interfejsas, kuris labai aiškus ir suprantamas. Mūsų sistemoje padaryta integracija su vaizdo stebėjimo sistema. Matot pirmą kamerą, tai yra tas vaizdas iš bokštelio, išvaldomas kameras, kas mes turim. Ir mes matom mūsų tvorą ir iš programinės įrangos mes galim padaryti simulaciją suveikimo ir leisti sistemai atsisukti, duoti komandą atsisukti į kažkokį tai presetą. Ir matot, pati sistema pas mus atsisuko, kamera atsisuko į tam tikrą mūsų nustatytą presetą.